Adventas eina į pabaigą ir mes girdime vis švento rašto tekstus, kurie mus prakalbina. Man šį kartą Adventas prakalbino apie pranašus ir šiandien girdėjome vardus, kurie mus tikrai iš senovės paliečia. Tai pranašai ta pati Marija, kaip pranašė, girdėjom apie Joną Krikštytoją Advento metu, apie Eliją, Elžbietą, kurią lanko. Aš laikau kaip pranašais, kurie dėka mes turime išganymą, nes Kristus bendradarbiavo su jais. Yra Kristaus išganymas, bet kviečia dalyvauti išganyme kitus žmonės. Tai aš žvelgiu į savo išganimo istoriją ne tik kaip viso pasaulio, bet mano asmeninę. Atrandu tuos pačius pranašus, bet yra ir kiti pranašai, kuriuos siunti man Dievas mano gyvenime. Gal tai yra mano tėvai, kurie vakarais vaikystėje melsdavosi, kad nors vienas būtų iš mano šeimos kunigų. Gal tai parapijos kunigas, kuris savo pavyzdžiu uždegė, ką reiškia būti kunigu. Net sakyčiau ir mano brolis Dvynys, kurį turiu mano gyvenime kaip pranašas, kuris augino manęs savo buvimu šalia manęs. Tai dalyvavimas mano išganimo istorijoje yra žmonių, kuriuos Dievas taip pat pakvietė į mano gyvenimą. Ir čia labai gražiai pasireiškia šios dienos pirmo skaitinio giesmių giesmės meilė žmogui. Intimiai, artimai, kiekvienam labai atskirai Viešpats parenka išganimo planą kartu su savo planu. Ir man dar belieka uždavinys, kad aš suprasčiau, jog ir aš esu kažkam pranašas. Kažkam turiu prabilti, pasakyti, parodyti pavyzdį, esu atsakingas, nes Dievas ir mane kviečia tame plane dalyvauti. Taigi, Adventui einant į pabaigą, pagalvokime, kas yra pranašas man, kam aš esu pranašas.